žinote, stebiuosi moterų gebėjimų išlaukti, tos kantrybės tiek turi. Na, pavyzdžiui, situacija, kad moteris sako, jau seniai žiūrėjau jūsų postus, jau seniai norėjau išbandyti produkciją ir pati galbūt to užsiimti. Bet vat kažkaip taip, galvoju, jausmas, jeigu viduje yra, ta prasme, noriu, einu ir darau, einu pabandau, turiu savo patirtį, niekas nesako tau apsiženyti su ta kompanija arba prisirišti prie šitų produktų, bet tu turi pabandyti. Jeigu tavyje ateina toks noras, kad noriu išbandyti, tai ir padaryk tai, nori dirbti ir padaryk. Nesvarbu, kas toliau ir kaip toliau bus, bet tu jau turėsi savo patirtį, turėsi išbandžiusi. Tau nereikės ilgai nešioti savieto jausmo, kad noriu. Taigi, mielosios, nevaikščiokit su tuo viduje kirminu, tuo jausmu tokiu, kad vis pamačius reklamą arba savo aplinkoje žmonės, kurie naudoja šitą produkciją, galvotumėt, nu va, kažin kaip man būtų sekėsi. Na, iš tikrųjų, ar tie produktai geri, ar tie kvepalai iš tikrųjų tokie geri, abejonės lauk, jūs nieko nerizikuojate, tiesiog imkit ir padarykit. O aš sprendimus darau greit, pagal pajautą. Noras viduje yra, vadinasi, aš ten turiu būti. Turiu tai įsigyti, turiu tą pabandyti. Tiesiog, jeigu toks tvirtas viduje noras ir jisai, žinot, nepraeina, praeina diena, praeina kita ir vėl tu galvoji, vadinasi, tai yra tavo. Viskas. Bėgu kažko skanaus. Kavos pasitaisysiu ofise, nes mėgstu būtent kavą su tirščiais. Na ką, tobula diena tęsiasi.